žmogaus intelektas nebėra pats aukščiausias šioje žemėje. Man padaro marketingą, visas ataskaitas ruošia, tvarko buhalteriją, Excelius tvarko, prie strategijos įmonės padeda. Ką labiausiai šiai dienai įtakoja, kokias profesijas ar kokias specialybės dirbtinis intelektas? Ir dauguma žmonių darbai, tai jų gali būti tiesiog automatizuoti. Mūsų darbuotojai, jie tampa operatoriai. Žmogus, jisai tiesiog tikrina dirbtinio intelekto darbą, bet iš esmės jo, mes tampam dirbtinio intelekto vergais. Ar žmogaus ego gali susigyventi su tuo? Ir visą tą darbą dabar gali dirbtinis intelektas padaryti. Bet link kur tada eina? Yra tokia dilema dabar. Ar dabar tuos darbuotojus, kuriuos turi pusę atleisti, ar ten 2/3, ar su tais pačiais darbuotojais padaryti 2-3 daugiau tiesiog darbų? Sveiki visi, mano vardas yra Džiugas ir jau nemažai metų užsiemu internetiniais verslais. Juose darau viską nuo A iki Z, tai nuo reklamos kūrimo iki produkto kūrimo ir pardavimo, o prieš mane lietuviškasis Elonas Muskas, Rokas Zauras, kuris jau dabar yra automatizavęs savo marketingo agentūrą ir toliau tęsiam tai, automatizuodami savo verslus ir norim apie tai pasidalinti su jumis. Tai stebėkite, žiūrėkite ir pamatykite, ką dirbtinis intelektas gali padaryti šiai dienai. Ja, tai galim pakalbėti iš savo perspektyvos, kaip keičia žmonių darbai, nes mes irgi matom, kaip tie žmonės dirba ir dirba dabar ir kas keičiasi, kaip... Man tai sunku suvokti, kiek žmonių dar dirba senais būdais ir net nesupranta, neįsivaizduoja, kas jau dabar yra įmanoma. Ir dauguma žmonių darbai, ypač tie, kurie prie kompiuterio dirba, tai jų gali būti tiesiog automatizuoti. Tu gali tiesiog savo dirbtiniam intelektui deleguoti tuos darbus, jisai viską tą patį padaro. Iš esmės, aš kaip matau šitą situaciją, tai, sakykime, perėjom į tą erą, kai vietoj karietos yra galimybė vairuoti, ar ne, benzininį automobilį. Tačiau yra žmonių, kurie vis dar renkasi, nežino, kad toks automobilis egzistuoja ir vis dar į darbą važinėja su karieta, ar ne, kai kažkas jau gali važinėti su automobiliu ir tai daryti žymiai greičiau, efektyviau ir taip toliau. Tai aš tą skirtumą matau tokį ir apskritai iš to, kadangi dirbam su daug įmonių, ar ne, daug darbuotojų, matom, kaip jų darbai keičiasi. Ir bent jau mano pastebėjimas yra tas, kad tos pradinės junior rolės, ar ne, kurios ten, sakykime, nereikalauja labai aukštų kvalifikacijų ar daug metų patirties, jos gal mato tą didžiausią įtaką, kadangi jeigu mes lyginam, ar ne, tų žmonių sugebėjimus su dirbtinio intelekto galimybėm, tai tas skirtumas, atotrūkis atsiranda labai didžiulis, ar ne? Tai kaip tu manai tada, ką jisai, iš to, ką mes matom, dirbdami su savo žmonėm, ką labiausiai šiai dienai įtakoja, kokias profesijas ar kokias specialybės dirbtinis intelektas? Kokios profesijos, tai visur labai skirtingai. Pavyzdžiui, ten paimti marketingą, tai tenais jau gali kažkokius vizualus sugeneruoti, video, bet tam tikrų dalykų negali padaryti, kur jau reikėtų vis tiek žmogaus, ar ten filmavimai kokie nors ir panašiai. Bet galbūt pasižiūrėjus į dirbtinį intelektą kaip į, įgūdžius, ar ne, kokie jo yra šiuo metu įgūdžiai, ką jis dabar jau gali padaryti. Tai kad įsivaizduoti, jisai gali praktiškai viskas skenuoti, ta prasme žiūrėti PDF-us, bet kokius failus, dokumentus, klausytis audio, tiek lietuviškai pavyzdžiui, jisai gali žiūrėti video, mokintis iš video, edukuoti save, jisai gali naršyti internete, jisai gali išmokti naudotis įvairiomis programomis. Tai tos galimybės jau praktiškai yra, ir sakau, kad ką tu darai prie kompiuterio, jeigu tai nėra kažkokia labai specializuota programa, tai tiesiog dauguma žmonių darbai taip ir atrodo. Tiesiog Exceliai, PowerPointai, naršymas internete, ten visokių skaidrių ruošimas, surinkimas informacijos iš daug skirtingų šaltinių, CRM-ai. Tai čia yra praktiškai, nežinau, gal 80% žmonių darbų taip ir atrodo su tokiam programom. Tai ir visą tą darbą dabar gali dirbtinis intelektas padaryti. Bet link kur tada eina? Ar tuomet žmogus taps nereikalingas ir jį pilnai pakeis dirbtinis intelektas? Nes paimkime mūsų situaciją, ar ne? Tai jeigu prieš tai mums reikėdavo dizainerio, ar ne?
kuriam sukurti vieną vizualą mums reikėdavo valandos laiko. Ir mes dabar tą patį kiekį, 30 kartų didesnį kiekį, tai ne vieną, bet 30 vizualų galim pasidaryti per kelias minutės. Ir gal dar geresnius. Ir net dažniu atveju geresnius. Ir mums nereikia bendrauti, komunikuoti, aiškinti žmogui ir taisyti paskui tų klaidų ir išrašinėti sąskaitų, jų mokėti, ar ne? Tai link kur mes tada einam? Tiesiog, jeigu tada dauguma įmonių ir komandų prisitaikytų šitą technologiją, kaip mes prisitaikėm, tai kas tuomet laukia? Vat, paimkim konkrečiai tą dizainerį, kurio darbas yra tos vizualus kepti. Geras klausimas. Apie jį galvoju ir girdėjau visokių podcastų, žiūrėjau ir panašiai. Man pačiam buvo įdomu sužinoti, kaip kiti galvoja tų didelių įmonių savininkai, ne? Ten Nvidia, ten tas Jensenas, pavyzdžiui, Elonas Muskas ir panašiai. Tai yra tokia dilema dabar. Ar dabar tuos darbuotojus, kuriuos turi ten pusę atleisti, ar ten 2/3, ar su tais pačiais darbuotojais padaryti 2-3 daugiau tiesiog darbų. Tai kiekviena įmonė skirtingai daro pagal save, bet va čia yra tas sprendimas dabar atsiranda, kai tu jau turi įsidėgi tą visą dirbtinį intelektą, kai tu išmoksti naudotis juom, taip, kad tu galėtum ant tiek efektyvinti savo darbus. Tai va atsiranda šitas klausimas. Ir čia kiekvienam individualiai visiškai. Tai ar tu atleisi savo pusę darbuotojų, ar tu tiesiog 2 daugiau padaryti norėsi. Tai abiejose pusėse yra rizikos. Ir čia irgi nuo įmonių priklauso, nuo to, kaip jos dirba ir panašiai. Gal jos jau pasiekė tą savo, pavyzdžiui, market capą, ne? Kur jos jau turi visą savo auditoriją, kurią gali turėti, tai ir jie nebeturi kur augti. 2 daugiau darbų, jeigu nebėra tų darbų. Jau viskas, jie užaugę yra, ar ne? Taip, tai tokias minis rasukas dabar mano galvo, jeigu mes 10 kartų daugiau greičiau pradedam siekti savo tikslų, tai ar mes galim atsimušti lubas, kur mes nebeturim vietos augimui, ar kokiu dar variantų galėtų būti? Aš manau, augti visada bus įmanoma. Tai, kaip sako, tas amodai, kur, ta prasme, mes tą torčiuką, tą pai, ne, kaip yra rinka, tai mes jo nesidalinam ir nekovojam dėl to pačio. Su dirbtiniu intelektu mes didinam tą pai, žinai, tą torčiuką visą. Tai va čia irgi yra įdomu, kad mes galim vis daugiau ir įvairesnių darbų daryti. Iš to, ką aš matau šiai dienai, ar ne, ir kaip mes, sakykime, adaptuojam savo darbuotojus naudotis dirbtinį intelektą, tai jeigu pradžioj buvo dar naiviai galvojau, kad man nebereikės absoliučiai, mums nebereikės žmonių, ar ne, naujų komandą, nes mes iš esmės kiekvieną tokį specialistą galim turėti savo kompiuterį ir jam tiesiog deleguoti užduotis. Kaip jaučiuos dabar aš, tai aš matau, kad reikalauja daug energijos ir pastangų išdeleguoti tiek daug skirtingų užduočių, jas sutikrinti ir tai padaryti aukštam lygiai. Tai link kur suku, kad tas idealiausias scenarijus šiai dienai yra tas, kad darbuotojas turėdamas tą pažangiausią dirbtinį intelektą ir mokėdamas jį naudot, toks yra, sakykime, geriausias sprendimas šiai dienai. Nes paleisti agentą dirbti ar ne savarankiškai ir pasitikėti juo vis tiek dar yra, sakykime, išlenda dalykų, kur ne viskas iki galo yra padaryta taip, kaip tu nori. Tai bent jau mano nuomonė yra, aš matau taip, kad darbuotojas turėdamas pažangiausią intelektą, jisai gali padaryti labai daug ir jeigu lygintume tik su dirbtiniu intelekto agentu ar ne, kuris savarankiškai dirbtų, tai vis dėlto šiai dienai vis dar yra didelis skirtumas. Jo, ir kadangi mes esame ant tos eksponentės, aš manau, kad judame link to neprižiūrėto intelekto, kuris, kaip pasivadina AGI, ne, AGI, tai kuris pats masto, pats renkasi, ką toliau daryti, pats save vertina, pats sprendžia, ar užduotis buvo atlikta, kur yra tas finišas, ir tada toliau tobulina save. Tai yra jo augimo stadija. Tai mes praktiškai jau dabar šitą turim, pavyzdžiui, mes pas save versle tą patį turim, ne? Tą patį naudojam, kur jisai gali jau savo sprendimus daryti, savo darbus, save tobulinti ir panašiai, bet dar reikia jį kažkiek prižiūrėti. Tai mes, aš manau, už pusės metų, gal už metų jau pasieksim tokią stadiją, kur
tiesiog galėsim atiduoti tam dirbtiniui intelektui, daryti tam tikrus darbus. Ir viskas. Ir mes tiesiog gausim žinutę, va, padariau tą, tu uždirbai ten tiek ir panašiai. Ir va, prašom. Nes iš esmės jau dabar turim atvejų savo versle, kur mūsų darbuotojai, jie tampa operatoriai, už kuriuos jau dabar galvoja dirbtinis intelektas ir jo darbas tada atsiranda būti tuo tarpininku tarp žmogaus ar tarp darbo ir dirbtinio intelekto. Jo darbas yra paprašyti jo, ko reikia, sutikrinti, ar viskas yra tvarkinga ir siūsti žmogui galutinį rezultatą. Dabar yra tokia stadija, nežinau kiek jinai tęsis, aš manau, kad 1,5 metų bent, tai tikrai, kur žmogus tampa patikros specialistų, tiesiog quality checkas, ne? Jisai tiesiog tikrina dirbtinio intelekto darbą. Tai vietoj to, kad jisai pats darytų tą darbą, jisai turi vis tiek prižiūrėti dar tą dirbtinį intelektą ir tikrinti jį. Aha, kažką ne tai padarė, reikia jam duoti feedbacko, ar ne, kad reikia kažką pakoreguoti ir panašiai. Bet dabar labai daug tokių specialybių pereis tiesiog prie tokio modelio, kur tu deleguoji darbus dirbtiniam intelektui, tu galbūt sprendi pats kažkiek ką daryti, bet ir tai su dirbtinio intelekto strategija, ne, kuris jį padeda ir leidai jam daryti. Jis jį padaro, tu pasižiūri, ar gerai padaro ir pasakai liuks. Tai tie liuks, šiaip galbūt baisiai skamba, bet... Nes mes einam link to, kad žmogus tada žmogaus intelektas nebėra pats aukščiausias šioje žemėje. Taip. Ir tu iš esmės tampi kontrolierium, ar ne, to aukštesnio intelekto ir kaip manai tada kokių šalutinių efektų gali tam pačiam žmogui turėti, sakykime, toks jo darbo pokytis. Jeigu tu prieš tai turėdavai sprendimus galvoti pats, ar ne, juos patikrinti, ištaisyti ir taip toliau, tu dabar tampi toksai kaip, operatorius ir kokybės kontrolierius. Tai kokių šalutinių efektų tam žmogui gali iš to? Tai galbūt jau kai kurie pro tą praėję yra, kaip pavyzdžiui, gamyklose visokios ir panašiai, kur jie tiesiog tą patį darbą visą laiką daro ir viskas. Ir jie, nežinau, kaip jie tvarkosi psichologiškai, kaip jų visas tas mentalitetas, žinai, kaip jie susitvarko su tuo, ar jie pas psichologus turi vaikščioti. Bet iš esmės mes tampam tiesiog, galbūt keistai nuskambės, bet dirbtinio intelekto vergais. Iš esmės, kaip bebūtų, bet taip yra. Taip yra, bet tada ar žmogaus ego gali susigyventi su tuo ir tu, man asmeniškai, mano gyvenimas tapo lengvesnis, kai aš turiu šalia savęs ženkliai intelektualesnį, pažangesnį, greitesnį intelektą, ar ne, ir jisai tampa mano tiesioginiu partneriu iš esmės, jisai tampa pagrindiniu mano darbo įrankiu. Bet įdomu kaip kitiems žmonėms, ar jų ego neužgaus toksai darbo modelis, ar ne, kad, aš nebetampu, sakykime, situacijos šeimininku, o aš tampu tik tuo tiltu tarp. Galbūt pasižiūrėjus iš to kampo, ką mes jau kitiems esam susiinstaliavę, tai, žinai, kur apmokinom, naudotis, suinstaliavom, tai daugumoje atveju, kaip ir matai, pas mumis daug yra, kur iš tikro padeda, iš tikro sutaupo daug laiko ir duoda tiesiog galimybę pasidaryti daug daugiau darbų. Tai pradžiai toksai būna mind blow momentas, ne? Tai tu tada turi labai didelį pranašumą prieš kitus, jeigu tu buvai pasiruošęs prieš tai. Nesąžininga net pranašumą, kaip mes mėgstam sakyti. Kaip tu matai apskritai situaciją? Man yra įstrigę vienos verslininkė žodžiai kažkada man pasakyti, ar ne, kad į Lietuvą įprastai dalykai vėluoja 8 metus, ar ne? Tai jeigu tai jau Amerikoje, Australijoje ar kitose vakarų pasaulyje tai jau yra norma, ar ne, ir tai žmonėms yra įprasta, Lietuva tas ateina tik po 8 metų. Ar matytum, ar sutiktum su šitu teiginiu, matydamas, kaip įmonės Lietuvoje jau dabar pristaiko dirbtinį intelektą, kad tas galėtų vėluoti Lietuvą? Nes šiaip tarp kitko, lietuviai statistiškai yra 7 pasaulyje pagal dirbtinio intelekto naudojimą. Iš to, ką mes matom iš savo klientų, ar ne, kurie kreipiasi mus ir nors žmonės įprastai yra vyresnio amžiaus, ar ne, kurie galbūt netgi nėra taip pažįstami su dirbtiniu intelektu ir jo galimybėmis, ką jisai gali padaryti, jie vis tiek žino, supranta to vertę, jie netgi dažnai jau žino, ką mes norim atiduoti dirbtiniu intelektui. Jiems su jais net nereikia
ne visais atvejais reikia ieškoti, kur tau jis galėtų padėti, o jie konkrečiai jau žino, kad va žiūrėkit, mes turim tokį ir tokį procesą, turim tokį ir tokią problemą ir mes žinom, kad dirbtinis intelektas gali spręsti ir kaip jūs, kokiais įrankiais galite tai išspręsti. Tai irgi tame matau daug pozityvo ir manau, kad Lietuva tikrai galbūt ir nepirmauja, bet tikrai ir neatsilieka šimtmečiais šitoje sferoje ir dėl to man džiugu. Kartais tai gal žmonėms yra sunku papasakoti, kad tos galimybės yra tokios. Tai vėlgi grįžčiau prie to pavyzdžio, kad tu nesi matęs, tu esi visą gyvenimą matęs į karietą, su tau kažkas pasakoja, kad, žiūrėk, gali turėti automobilį ir važinėti su juo. Tai skamba nerealiai, bet tas yra realybė. Kaip manai, kas turėtų pasikeisti? Nu, čia vat problema, kurią mes turim, ar ne? Labai sunku apibūdinti, ką dirbtinis intelektas jau dabar gali padaryti. Nes mes labai paprastai galim sakyti, beveik viską, ar ne, ten 80-90% tavo darbų, kuriuos darai prie kompiuterio, gali padaryti. Ta prasme, taigi nenueis ten į naršyklę ir ten... Jo, tu čia bandai man parduoti, tu bandai man kažkokį marketingą prastumti, bet, va taip, žinai, o ką reikėtų pasakyti žmonėm, kad, žiūrėkit, jevra, rimtai, man padaro marketingą, visas ataskaitas ruošia, tvarko buhalteriją, Excelius tvarko, prie strategijos įmonės padeda, išmokintas ten ant Alex Hormozy ten ir visų kitų tenais kiečiausių milijardierių ir panašiai edukacijos ir knowledge'o iš knygų visų perskaitęs yra. Man nebereikia skaityti knygų. Aš remiuosi nuo tos informacijos, ką jisai jau yra kaip aš esu jį išsimokinęs. Sakau, eik perskaityk tas knygas, viskas, dabar aš jau darau įmonės sprendimą kažkokį, aš klausausi, ką pasakys man dirbtinis intelektas. Matai, gal ne visi žmonės nėra linkę keistis. Jie dirba po 10 valandų per dieną, daro tas pačias užduotis kiekvieną dieną, nuo to yra pavargę, įsekę ir galvoja, kada tas pasibaigs ir kada tam ateis galas, nors iš esmės niekada tam nebus pabaigos, ar ne? Ir jie tiesiog neturi poreikio kažko keisti, ar ne? Bet tie, kas turi ir randa mus, tai iš esmės gali pakeisti viską, kaip atrodo jų darbas, kaip jų darbuotojai dirba. Tie patys darbuotojai, jų gyvenimas tampa lengvesnis, kai jie nebeturi kiekvieną dieną daryti to paties per tą patį, o jie turi iš esmės pilnavertį darbuotoją. Mes tai vadinam asistentų, bet iš esmės tai yra pilnavertis darbuotojas, kuris iš esmės vykdo visus tavo norus ar paliepimus. Čia kitas įdomi tema šiaip, nes mes praktiškai padedam nuimti tą kasdienį rutininį darbą, ar ne, kur tu darai maigai klaviatūrą kompe, pervedinėjai informaciją iš vieno Excelio į kitą Excelį ir ten ruoši ataskaitas, kas yra, kiekvieną kartą tas pats. Tu esi kaip fabriko darbuotojas. Ir kiekvienoje įmonėje skirtingai, bet įdomu yra, ar ne, o kas toliau? Dabar tu automatizavai tą savo darbą, jau dirbtinis intelektas veda iš vieno Excelio į kitą, ruošia ataskaitas, siunčia e-mailus ir panašiai. Ką tu dabar nori daryti? Nežinau, čia jau vadovų klausimas yra, ar ne? Tai ir matom, kiekvienas vadovas jisai sprendžia kitaip. Tai turim pavyzdžių, kai vadovai, jie tiesiog darbuotojai padariusio darbus, jisai leidžia jiem važiuoti namo, kiti, sakykime, sugalvoja kitų darbų, kas ir kelia taip kelia įmonės efektyvumą. Tai skirtingai, kaip matom. O tai gerai. Tai mes dabar ir kalbam apie tai, kad jūs gali padaryti vos ne viską, ar ne? Bet viskas yra per daug abstraktu. Tai iš mūsų, sakykime, pavyzdžių, ar ne, bet iš to, ką patys esam sukūrę ar įdiegę kitiem, koks tau labiausiai yra šiai dienai tas wow darbas, kurį gali padaryti jūs? Gal skambučiai? Man lygiai taip pat. Lygiai taip pat. Tu gali nuklonuoti bet kokį balsą, jau kalba tobulai lietuviškai. Ir viskas, ir ta prasme, tau skambina dirbtinis intelektas, kuris, jeigu tu užpildai, tarkim, formą kokią nors, jis net neturi prisistatyti, kad čia tau skambina dirbtinis intelektas ir tu jau beveik nebeatskirsi. Tau su tavim kalba maloni panelė, kuri tave supranta, kuri žino, kur tave nuvesti ir tau
duoda informacijos, tu sužinai ir tau malonus pokalbis buvo. Jinai neturi emocijų, tau pasakius kažką grubiau, jinai vis tiek su tavim bus išliks mandagi ir ves tą pokalbį, kur reikia, o ne į emocijas, atsakys emociją. Jo. Ir mes vėl tada grįžtam į tą prieš tai buvusią temą, kad esam visiškai laukiniuose vakaruose, nes kokios mintis mano galvoje sukas, tai jeigu mes tada tokių, sakykime, nuklanuotų balsų leidžiam tūkstančiais per dieną, kurie skambina ar ne kontaktam, ar šaltiem, ar karštiem, ar gautiem formose ir siūlo paslaugas, kad ir kokios jos bebūtų. Tai įsivaizduok, kaip dabar pasaulis veikia, dabar yra irgi crazy šita vieta. Įsivaizduok, yra didžiulės komandos, pardavėjų, ten seterių, ne, prie ten pardavėjimų komandos, kurie skambina, bando parduoti, bando bookinti susitikimus, ar ne? Ir jie dabar konkuruoja su tais, kurie naudoja dirbtinį intelektą, kuris daro ne tik tai, ką jie daro. Aišku, nėra to žmogiško ryšio ten ir panašiai, dar yra kur tobulėti, bet jau čia taip greitai viskas juda, kad nu to visiškai nebeatskirsi. Ir tu konkuruoji su tom komandom, nu kaip komandom, tu su dirbtiniu intelektu konkuruoji. Tai vis yra visiškai nelygi kova, Taip. Kadangi tas gyvas žmogus, ar ne, ta pardavėjų komanda, tai viskas yra plačiau negu tik tai skambinimas klientam. Jie turi gerai būti, prisižiūrėti, rūpinti savim, kad galėtų būti aštrus savo darbe ir gerai kalbėti. Jie turi mokėti pardavinėti. Tai yra reikalingi mokymai, yra reikalinga pastovi kontrolė grupės vadovų, kurie turėtų mokyti darbuotojus, juos prižiūrėti, klausyti tų pokalbių, komentuoti, kai mes galim turėti robotą, kuris nuo pirmos darbo dienos viską padarys idealiai. Ir kuriam nereikia laiko jo apmokyti, jo nereikia kontroliuoti, stebėti. Ir mes galim iš esmės tai masiškai. Ir esmė, kad dar kitas momentas, kad žmogus, nu taip, ten visą tą psichologiškai turi būti pasiruošęs, nusiteikęs, ten nesirgti turi ir panašiai. Ir jam yra sunku pasverti. Ir tik per labai daug praktikos, labai kieti va tie pardavėjai supranta, kas veikia, kas neveikia, kaip kalbėti su žmogum, kaip kalbėti su vienokiu ar kitokiu žmogum ir ką pasiūlyti. O pas dirbtinį intelektą tiesiog yra matematika. Tai jeigu jisai atsakys vieną atsakymą 100 žmonių, jisai matys, kad 30% atsakė taip, 20 ten taip ir taip toliau, ne? Ir jisai pasvers, kuris atsakymas priveda arčiausiai prie pardavimo. Ir sekantį kartą jisai save tiesiog taip optimizuoja, kad jisai taip save optimizuosis, kad jisai tiesiog ves visada iki tiesiausio kelio iki pardavimo. Kas yra dabar geriausiai, kaip dabar geriausiai atsakyti, kad galiausiai parduotum tam žmogui. Ir jeigu pastebėjai, kaip greit viskas keičiasi, nes mes dar prieš mėnesį kalbėjom apie tai, kad vis tiek versle mes galim sukurti labai gerą produktą, jį gerai išmarketinti, bet tam reikia vis tiek atsimušam į pardavimą, ar ne? Ir pardavimui įprastai reikia gyvo kontakto, ar ne? Reikia gyvo žmogaus, reikia apmokyto žmogaus, stipraus, kuris mokėtų parduoti. Ir gaunasi tada, kad mes kaip ir galim kepti produktus, ne kurti jiems svetainės, kurti produktus, kurti jiems vizualus, leisti reklamas, bet to galutinio pardavimo mes kaip ir neužsipildom. Bet mes jau dabar kalbam apie tai, kad mes galim tūkstančiais leisti tų robotų, daryti skambučius ir pardavinėti. Iš esmės patys pardavimai yra skaičių žaidimas. Ir jeigu mums reikia 1000 skambučių, kad parduoti X kiekį ar ne vienetų produktų ar paslaugų, tai yra labai aišku, kas tą 1000 padaro. Ar robotų komanda, ar pardavimų komanda. Tiesiog kiekis. Ir čia vėl, čia yra visiškai laukiniai vakarai, nes taip, kaip ir tu nieko nelegalaus nedarai ar neetiško, bet... Dabar vis tiek yra nelegalu, bent Amerikoje įstatymai yra, nelegalu šaltų skambučių daryti. Gal Lietuva irgi yra, nesidomėjau. Nelegalu yra šaltų skambučių daryti su dirbtiniu intelektu. Jeigu tai yra balso agentas, tas dirbtinis intelektas, šalti skambučiai, kur tu tiesiog random žmogui skambini, tai yra nelegalu daryti. Bet kas tai kontroliuoja tada, ar ne? Čia jau kitas klausimas. Jeigu kažkas eina prie sistemą, tai jisai turi vėlgi tą nesąžiningą pranašumą, tik čia gal net per švelniai pasakyti nesąžiningas pranašumas. Tu turi visišką
Jo, bet čia jau kitas klausimas, bet kas yra legalu, tai pavyzdžiui, leidai Facebook'e reklamas, žmogus užpildo formą arba tiesiog pas tavęs svetainį užpildo formą, tai jisai jau sutinka su šituo, kad jisai bus sukontaktuotas ir tokiu atveju jau žmogus gali būti prisiskambintas su dirbtinio intelekto agentu, ar ne, ir jisai net neturi prisistatyti, kad sveiki, čia skambina dirbtinis intelektas jums, tiesiog, labas, aš Rokas, ar ne, aš skambinu jums tokiais tikslais, matau formą užpildyti ir panašiai. Tai ir viskas. Ir va čia šitoj vietoj ir atsiranda va tas žaidimas, kiek tu išleisi ant reklamos, kiek tau kainuos vienas tas leadsas, ne, viena užklausa ir kaip tavo skaičius užais, kad tu tiesiog pardavimai, žinai, vietoj žmonių komandos. Ką rekomenduotum Rokui žmogui, kuris šiai dienai vis dar naudoja ChatGPT? Tai ChatGPT šiaip visai jau geras modelis tampa, bet su juom neišeina visko padaryti. Tai visi, kurie naudoja ChatGPT, tai pirmas žingsnis būtų pereiti į cloudą, kažkiek jį pasibandyti, pasižiūrėti, ką ten jau galima pasidaryti. Bet svarbiausia, tai aš manau, būti kažkokioj bendruomenėje yra. Tai būti bendruomeniai, neatsilikti nuo dirbtinio intelekto naujienų, nes esam tame, eksponentai, tai kol mes čia esam, dabar yra tiesiog svarbiausias laikas, neatsilikti nuo naujienų, turėti ir naudoti pačius geriausius įrankius ir to ir palinkėčiau, domėtis ir pradėti automatizuoti ir kurti. Taip, svarbu yra neatsilikti, nes atsilikus prisivyti, paskui bus sunkiau ir sunkiau, reikės tam vis daugiau ir daugiau laiko, dėl to yra gerai žinoti tendencijas, kas šiuo metu veikia, kokie modeliai yra galingiausi ir kas iš esmės tau labiausiai tinka. Tai iš esmės visą šitą informaciją mes daliname savo atviroje bendruomenėje, jinai yra visiškai nemokama, jos nuorodą rasi apačioje, tai užsuk, gauk naujienas pats pirmas ir nebeatsilik nuo jaus trendų ir išnaudok tai, kas šiuo metu yra iš esmės pažangiausia. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir lauksim pasikalbėti dar kartą. Prenumeruokit. Čiau, čiau.